Barcelo Concorde Green Park Palace, galim paprastai sakyti, Green Park Palace tai tas pats viešbutis, tiesiog pasikeitusi nuosavybė. Ir viešbutis yra žiauriai gerai vietai, Portal Cantal miestuke, visiškai miestuke. Matau jau, kad tvarkingas, tik įėjus. O, vaikeli čia koksai. Nu, labai gražus, jau labai gražus viešbutis. Matau iš to, kaip prižiūrėti visi augalai, palmės, visi nudžiūvę lapai nuimti. Milžiniškas, jokių bungalų matau čia nėra. Baldai švarūs, tvarkingi. Tunisiečių restoranas a la carte. Vieną kartą galima per apsistojimą būti visose a la carte, kiekvienam po vieną. Na ir pagrindinis restoranas. Didelis. Na ir ką, aišku, sriubos. Vaisiai. Aišku, datulės. Egipte augina savo datulės, o Azijose tai datulių yra tikrai daug. Persikai, abrikosai, nektarinai. Yra ir picų. Viską gamina gyvai. Kelių rūšių makaronų ir čia dar tik tai pietų metas. Pasirinkimas nemažas. Tunisiečių maistas labai skanus ir geras. Ir čia netgi matau parfumas pietums. Jautiena, bulvytės. Na ir ką? Aštuonkojukai, jūros gėrybės. Ir čia daro troškinį aštuonkojų. Tradicinis kampelis. Surašyti visi patiekalai su be alergenų, su alergenais. Viskas aiškiai yra pasižymėta. Bendrieji tualetai. Savoje a la carte restoranas. Nu visas toks labai švarus, labai fainas, jaukus. Animacijos patalpa. Šaltuoju metu animacija vyksta uždarai, o vasarą atitraukiamas užuolaidos ir patalpa tampa atvira į lauką. Čia vyksta ir disko, taip kad viešbutis turi disko. Na ir išeinam į apatinį aukštą, teritoriją. Va, animacija tenai po to mėlynais piešiniais, atviri langai ir viskas būna lauke. Viešbutis neturi bungalų, vilučių, tai viskas yra pagrindinėse pastatuose. Įėjimas į spa. Spa čia yra nelabai brangus, neįvardinsiu tiksliai kainų, bet lyginant su Lietuvos kainom tai yra tikrai nedaug.
Pagrindinis baseinas ir įėjimas tinkamas vaikams. Pradeda sekliai. Geri paminkštinti gultai. Labai gražiai apželdintas ir labai jaukus. Tikrai kiekvienas kampas prižiūrėtas. Link jūros. Snack baras greitų laikų atsidarys nuo birželio 1. Kiekvieną dieną kaip snack baras būna, o vakarais jisai tampa la carte restoranu. Taip pat pool baras su kėdėmis pačiame baseine. Hello. Yes. Teritorija nėra maža, bet tokia nepaini, viskas eina link jūros. Pakankama. Vat pirmas viešbutis, kur žolė žalia. Prie pat jūros tualetai ir man labai patinka Tunise, niekur kitur nemačiau lentynėlės batams prie jūros, visur. O ir nerealus paplūdimys baltas, kaip Karibuose. Tai Turkijoje tokį smėlį reikia užsipilti, tai čia toks smėlis yra visur švarus, gražus. Uždaras baseinas. Vanduo šiltas, bet ne karštas, tik maloniai. Vat patogus įėjimas, gali ir neįgalieji čia drąsiai maudytis, ir vaikai. Spa centras. Turi ir hamamą. Ir masažų kainos nėra labai didelės. Čia yra paketai, tarkim 2 dienų paketas, 465 dinarai. Spa atrodo tikrai labai gražiai ir iš tikrųjų galima dėrėtis. Visas viešbutis labai švarus, net langai. O va čia matosi Port El Cantu miestelis ir įvažiavimas į viešbutį. Viešbutis pastatytas 2016 ir tai matosi viskas nauja, gražu, švaru. Standartinis kambarys Green Park Palace. Kambarėje yra kosmetika, dantų šepetukai, skutimas įrankiai. Toj pačiai patalpoje be durų yra tualetas ir bidė. Vonia kartu su dušu, stiklinė siena. O, gera žinia, kad yra chalatai. Na ir kambarys, pirmas toksai kambarys. Jaukus, švarus, elegantiškas, 2 pagalvės. Visuose kambariuose yra arbatinukai. Minibare tik vanduo, pildoma kiekvieną dieną. Paminkštintos kėdės. Na ir va toks įvijų vaizdas. Man matom atviras įėjimas į vonią, bet duris turi. O čia tai jau kambarys. Vau, dušas įėjus atskirai. Vonia. Vonia kartu ir dušas, bet su vaizdu į miegamąjį. Kaip ir standartiniam kambarį.
Tualete taip pat yra atskirai bidė, atskirai tualetas. Ačiū. Tai šis kambario tipas yra Prestige Suite, žiauriai fainas, dėl milžiniškas terasos, dėl vonios kambario, va kur filmavau, tai užsitraukia žaliuzes. O čia vat grįžtu atgal į living kambarį. Labai fainas numeris. Įėjimas iš svetainės per 2 duris į miegamąjį. Čia tas pats miegamasis. Ir va, kokia svetainė. Terasa, atsiprašau, terasa su gultai, su viskuo. Labai fainas, labai. Televizorius yra ir svetainėje, ir miegamajam, bet aišku, labiausiai fainiausia tai vonia.